Pagal jų įsitikinimus aš noriu būti smerkiamas, jie taip sako. Kodėl tu, sako, rašai ir darai tas nesąmonės. Tu randysi tarp nuteistų ir matai, kaip normalius žmonės prievartauja, juos žudo, laužo. Tas ir skatina mane griebtis to šiaudo. Kažkas turi pradėti, aš galvoju. Kodėl ne aš? Kiekviena istorija tai bandymas išlikti, suprasti, išgyventi. Kalėjimo gyvenimas kiekvienoje tinklalaidėje. Labas, aš esu Ieva, Prirašytų rankų įkūrėja ir ilgametė savanorė kalėjimuose. Šiandien kalbuosi su Vaidu, ypatingu žmogumi, su kuriuo tiesiog ir netiesiogiai lietėme klausimą, ką reiškia būti žmogumi. Jam šitas klausimas įsiprasmina per teisingumo paieškas, dėl to šią temą ganėtinai stipriai ir paliesime pokalbio metu. Bet dar keli faktai apie Vaidą, kad labiau įsivaizduotum, kas tai per žmogus. Tai jis yra veganas kalėjime, kas yra labai retas dalykas. Taip pat be galo talentingas tapytojas, mėgstantis tiek pamedituoti, tiek pabadauti, ko jis taip pat pasidalins šio pokalbio metu. Ir iš tikrųjų Vaidas yra labai šiltas ir nuoširdus žmogus. Dėl to be galo džiaugiuosi, kad šiandien ir tu turi galimybę jį pažinti. Tad kviečiu klausytis. Tai ne programa keisti žmogų, aš galvoju. Tai programa padaryti žmogų smurtišką tik tai. Nesuvokinti savo vertybių. Baisu čia įkalinimo įstaigas. Yra kažkaip tas susidaręs įspūdis, kad oi, čia didžiai daliai, jiems čia kalėjime taip gerai, bet vis tiek tas apribotas nuo šeimos ir yra gal... Tai tik tai apribojimas ir žlugdo tą žmogiškumą žmogui, aš galvoju, nes prarandi ryšį, meilę, prisirišimą. Taip ir netampi žmogumi, prarandi tą žmogišką savo savybės, aš galvoju, dorybės, įsitikinimus, nes tu neturi prieraišumo, negali apkabinti žmogaus kažkokio, tai negali jaustis laimingas. Čia monotonija, čia tas pats, ta pati rutina. Tu negali pasirinkti, išeiti kažkur tais į parduotuvę, negali nueiti į kažkurį šoną, neatsiklausęs ar nepabeldęs į duris. Tu visą laiką turi kažkokios tai apribojimus. Tu esi įkalintas kalėjime, aš galvoju, pats savo viduje įsikalini save, kadangi gyvena ir kiekvien žmogus dėl jausmo, dėl gilesnio jausmo, tai tu gyveni, jeigu tave artimieji ten lanko, tai gyveni nuo aplankimų iki kitų aplankimų. Jeigu eini į parduotuvę, perkiesi, tai tu džiaugiesi, kada apsipirkęs būni, tai lauki tada apsipirkimo, nuo vieno apsipirkimo iki kito apsipirkimo. Nežinau, tai tas pats ir su užsiėmimais, visokiais sporto užsiėmimais, dar kažkokiais, tai tu žinai tuos momentus, laikus, kada gali išeiti ir nuo tų laikų iki tų ir gyveni. Taip ir skaičiuoji. Čia net neskaičiuoji, aš net nežinau, kiek man metų, kartais pradedu skaičiuoti, kaip kas paklausė. Tai ką žinau, net kaip galėčiau paaiškinti, kaip čia tas laikas eina. Nes nėra skirtumo, koks skirtumas kiek? Nėra. Aišku, nėra skirtumo. Svarbu gerai jautiesi. O kaip padarai, kad gerai jaustumėsi? Nežinau, aš tai gerai jaučiuosi, ką aš. Būna ir blogai, aišku, tikrai būna ir blogai, tai tikrai būna. Būna ir blogai, bet blogai būna tik tai tuo atveju, kaip tu esi priklausomas nuo kažko, aš galvoju. Kai pradedi vartoti gal. Nors mes visi visą laiką nuo kažko esame priklausomi. Aš irgi tą galvoju, kad ar nesam visi priklausomi nuo kažko. Kaip atrodo tavo diena įprastai? 7 pusė 7 LRT. Labas rytas Lietuva. 7 valandą pusryčiai, po 7 biškį. Dar prieš pusryčius jau apsipraust, viską dar pastoju žemyn galvą, biškį pamedituoju, pasimeldžiu. Dabar jau dažniau pradėjau melstis, nes buvau pamiršęs, buvau užklydęs gal iš kelio, ar tiesiog primiršęs šitą tradiciją ar įsitikinimą. Pusryčiai, po pusryčių laukiam auklėtojas,
ateina auklėtoja, tai jeigu turi prašymų pageidavimų, įteikia auklėtojai. Tada laukiam pasivaikščiojimų kiemelis, nes 2 kartus į dieną išveda į kiemą po valandą laiko. Ir žiūri, priklausant nuo dienos, kokia diena yra, tai ar tu eini pas kažkokius užimtumo specialistus, savanorius, ar tu eini pas psichologus, pas socialinius darbuotojus, jeigu turi poreikį lankyti kažką tais, ar į mokyklą, ar į profesinę mokyklą. Priklauso, sakau, pagal grafikus sudarytus, kurie yra sudaromi įkalinimo įstaigose. Ir ką, paskui pietus, 12 valandą pietus, pavalgius pietus vėl. Kitas pasivaikščiojimas 2 valandą ar 3 kažkada valandą. Vakarienė 5. 10 valandą, pusė 11. Ką, praustis, pavalgyti. Jau pavalgęs prieš tai būnė. Apsipraust, dantys įsivalyti ir į lovą. Miegot labanakt vaikučiams. Ką veiki tais tarpais, kai nieko nebūna? Nes, nėra taip, kad įprasta diena būtų, kad ten turi kelis užimtumus, eini pas socialinę darbuotoją ir pas psichologą. Tai čia, jeigu turėtum į dieną kelis užimtumus, tai čia būtų perfekt. Nežinau, čia būtų rojus. Aš net neičiau iš įkalinimo įstaigos namo galvoju. Gal juokauju dėl to, nes turiu artimus žmonės, kurie būtų graudu tai girdėti. Bet ką veiki, tai turi kažkokį tai užimtumą, darai kažką tai rankdarbius, kažkokius tai bandai meninę veiklą, jeigu nori daryti, gali, turi knygas, yra bibliotekos, skaitai, kas ką nori, tas tai daro pagal savo poreikius, vieni sportuoja kamerose, kiti kiemuose, kiti užsiminėja jogą, kiti atlikinėja pratimus, kiti skaito knygas, sprendžia kryžiažodžius, žaidžia stalo žaidimus. Aš mėgstu badauti, mėgstu visokius eksperimentus atlikinėti su savo organizmu, tiesiog man patinka, ką žinau, aš esu badavęs po 12 savaičių, po 12 dienų nevalgius vien tik ant vandens, ant daržovių, ant obuolių, bandęs ir jogas, ir kvėpavimo pratimus, esu visko išbandęs įkalinimo įstaigoj, ko tikrai laisvėj nebūčiau gal mėginęs ir bandęs, todėl gailiuosi gal tik tai dėl padaryto nusikaltimo, kuris kažkam sukėlė kažkokių neigiamų pasekmių, bet dėl įgytos patirties įkalinimo įstaigoj nesigailiu. Man tai patinka. Ką tu atrandi tose badavimuose? Ką žinau, supranti, koks esi gal, ko esi vertas, ką gali žmogaus organizmas, kokį mes esam nuostabus ir prie ko mes galim prisitaikyti. Nes, kol neprarandi kažko, to žmogus negali kažko įvertinti. Arba kol nepatirti kažkokio tai blogo išgyvenimo, tol negali suprasti, kaip tai galima įvertinti. Tai ir yra, ką žinau, skatintini dalykai mano gyvenime, kurie keičia mano požiūrį į kažką tais. Galvoju, žmonės gyvena visą laiką dėl naudos savo, ne tai, kad dėl naudos, o dėl jausmo. Jaustis geriau. Todėl aš mėginu jaustis geriau gyvenime šitam. Bandau prisitaikyti ir jaustis geriau tiesiog, nes čia išlikti žmogumi yra sudėtinga ir sunku, kai kalinimo įstaigoje nuteistieji toleruoja subkultūras, pareigūnai turi savo įsitikinimus ir išbūti žmogumi yra sudėtinga, kai negali kažkam parodyti meilės, prisirišti prie kažko, kai turi taikytis, kai esi terčiamas arba aplinkybių, arba kaip turi toleruoti smurtą, kurio viduje nenorėtum toleruoti, kaip negali pasipriešinti kažkokiems tai įsitikinimams, kurie tavo vidiniai įsitikinimai prieštarauja jų įsitikinimams. Ir tai turi toleruoti, nes kaip esi vienas tarp 60, kurie elgiasi kitaip, ir tu sąmoningai viduj supranti, kad jie daro blogai, bet tu negali to pakeisti. O tai ką tau reiškia būti žmogumi? Man ką reiškia būti žmogumi? Ką žinau, ką reiškia būti žmogumi, aš norėčiau elgtis taip, kaip su manim, kad kiti visi elgtųsi, norėčiau elgtis gerai, nes esu padaręs blogų dalykų, dėl kurių esu įkalinimo įstaigoje, aš manau, esu patyręs smurto, psichologinio smurto, trūkumų meilės gal laisvėje, trūkumų dėmesio. Tai norėjau daryti ir rodyti dėmesį kitiems, tiesiog norėjau, kad atkreipti dėmesį kitų nuteistųjų arba kad jie elgtųsi geriau. Todėl vis žinau, kad
visą tai galima pakeisti tik tai rodant pavyzdį. O kad kalbėsi ar dar kažką, bet kadangi šitoj bendruomeniai toleruojamas tik tai smurtas, tai dažniausiai viską žmonės siekia smurtu, bet kad nugalėti smurtą, tai turi keisti savo požiūrį ir keistis pats. Ir tai padaryti yra sudėtinga, kai tave išstumia ir tu esi atstumiamas iš tos bendruomenės. Todėl sudėtinga čia išlikti žmogumi, tai aš nesuprantu, vieni žmonės pradeda protestuoti, vieni žaloja save, kiti pradeda vartoti narkotikus, kad pabėgti nuo tos kasdienybės, kai matai tas nepagarbą, tą nesantaiką, kai matai, kai žmonės yra prievartaujami, žudomi ir tiesiog smukdomi įkalinimo įstaigai, kai žlunga talentai, kai tu esi bejėgis kažką pakeisti, tai tada pradedi pats keistis. Gerai, kad yra savanorių, kurie ateina ir atneša tos vilties, kurie suteikia galimybę ir supranti, kad tu esi ne kažkoks tai išskirtinis, nesi kažkoks tai loseris, ten nusikaltėlis, kurie mato tavyje žmogų, kurie duoda pasitikėjimo, nes pasitikėjimą čia prarandi, nes įkalinimo įstaigų visi to naudojasi, jeigu pasitikėsi patiklus, tai dažniausiai tokias galimybės žmonės išnaudoja. Tai naudojasi, todėl ir prarandi pasitikėjimą, vyrais nelabai pasitikiu, iš vis gal net nepasitikiu. Valstybės tarnautojais po tokio ilgo laiko irgi nelabai pasitikiu, nes esu matęs daug neteisybės. Tai ir nesupranti, kas yra gera, kas yra dora, kas yra skatintini dalykai. Ir kaip ateina paprasti normalų žmonės, elementarūs, kurie aukoja savo, kaip čia pasakyti, gal brangiausią gyvenimo laiką, tai yra, man atrodo, aš tai vertinu, kad nėra gyvenime brangiausias dalykas pinigai, o laikas tai yra pats brangiausias. Savanoriai tai aukoja, ateidami ir suvokdami ir bandydami pakeisti žmonės, kurie yra kritę tiesiog, kurie yra kritę smukę įkalinimo įstaigose, kurie yra kaip šešėliai ar dulkės. Aš pats esu papuolęs 2007 į įkalinimo vietą už cigarečių kontrabandą, kai aš nesu naudojęs kažkokio tai smurto laisvėje, daręs kažkokių kitų nusikaltimų, tiesiog gabenau kontrabandą, už tai papuoliau į įkalinimo įstaigą ir nuo 2007 metų dar iki šiol nesu išėjęs. 18 metų esu įkalinimo įstaigų, nes papuoliau į tokią bendruomenę, kur sudėtinga išlikti. Skatinu toliau daryti nusikaltimus, taip, kai pareigūnų trūkumas ir ten, pavyzdžiui, 20 ant 60 nuteistųjų dirba tik tai 2 pareigūnai ir tie 2 pareigūnai turi aptarnauti 60 nuteistųjų, tai yra nesąmonė ir nelogiška, tai neįmanoma būtų. Lengva yra priminėti įstatymus, nurodinėti ir nieko nedaryti, sėdėti prie kompiuterio. Tegul ateina kas nors iš Seimo arba tegul ateina iš kalėjimo departamento ir pabando pabūti drausmės grupėje nors vieną dieną. Ir išvedinėti nuteistuosius, apie 60 nuteistųjų pasivaikščiojimo kiemą, išvesti juos 60 žmonių, kurie nori pasiskambyti, bent 60-30 žmonių nori išeiti pasiskambyti. Ir visi beldžia į duris visą dieną. Tai įsivaizduokit, kaip namo žmogus turi parėjęs iš įkalinimo įstaigos jaustis, turėdamas savo artimus žmonės, žmoną, vaikus. Tai yra suprantama, kad jam kažkada tais jie neturi jokių reabilitacijų, aš galvoju, jie neturi jokių pomėgių, kad atsipalaiduotų po tokių dalykų, nes tai turėtų būti įtraukiama į jų darbo sutartis, tai dar kažką, nes, aš suprantu pilnai ir pareigūnus, nes taip dirbti yra neįmanoma ir nežmoniška. Gaila man iš vienos pusės. Ar paklausti tavęs ir to, kodėl tau rūpi ne tik savo reikalai, ne tik tavo reikalai, bet ir aplinka ir galima net sakyti, kad nori pakeisti, kad ir kitiems būtų geriau, kad sistema būtų geresnė, nes tarkim su kitais kalinčiais žmonėm kalbant, kurie gal jaučiasi kažkiek ir nušvitę prie tam tikrų tiesų priėję, jaučia atradę ramybę, tai jie labiau susikoncentruoja taip į save ir savyje gyvena. Gal tada irgi medituoja, jogas praktikuoja, dar kokius nors dalykus, bet žiūrės tiesiog eis tuo keliu, kad jie kurtųsi tą gyvenimą, kokio nori, bet nebando kovoti su pačia sistema, o pas tave yra didelė motyvacija keisti sistemą.
kodėl, vat, ar čia yra vis tiek kažkas, kad tu nori pakeisti, kad tau būtų geriau, ar yra tas noras padaryti, kad kitiems būtų geriau? Apie Ne, ką tai man tu- nėra blogai įkalinimo įstaigų, kaip aš ir minėjau, man tikrai nėra blogai, aš nesigailiu dėl to, kad čia atsidūriau, aš laisvėj nebūčiau tiek išsilavinęs, tiek išmokęs, tiek perskaitęs knygų, tiek įgijęs patirties ir praktikos, galvoju. Tiesiog mane skatina ta neteisybė, gal nežinau, aš irgi medituoju, aš irgi turiu savo užsibrėžtus tikslus, kurių siekiu, bet kai supranti ir suvoki, kad kitiems žmonėm, kad normalus žmonės, kai tu matai, kaip normalių žmonių gyvenimai yra laužomi įkalinimo įstaigų, kai tu matai tą represiją, tą agresiją, tu matai žmogų, kuris niekad gyvenime nėra padaręs blogo, yra per klaidą papuolęs į įkalinimo įstaigą, eidamas per gatvę netyčia kažką padarė, arba padarė avariją, arba iš to, kad neturėdamas valgyti parduotuvėje pavogė dešros gabalą, jį uždaro į įkalinimo įstaigą ir jisai tampa žvėrimi, išėjęs pakartotinai papuola jau už smurtinius paskui nusikaltimus, tu supranti, kad reikia keisti kažką, nes ateitis, koks laukia ateitis mūsų, ateities vaikų, tai yra sudėtinga ir skausminga, aš galvoju, visiems žmonėms. Gal nori pasidalinti dar kokia viena ar dviem istorijom, kaip tu kovoji su ta sistema iš kažkokių senesnių laikų, kur nebūtų taip jautru? Įkalinimo įstaigoje trečiose Pravieniškėse buvo situacijų, kaip nuteistieji irgi, ką žinau, valgykloje yra atskiri padėklai vieniems nuteistiesiems, kitiems kiti, pagal kastas yra skirstomi ir tai yra toleruotina. Tiesiog aš, kadangi Noriu trumpai įsiterpti ir pasidalinti, kad projektas Išgyvent turi ir savo tinklapį. Tai kviečiu apsilankyti išgyvent.lt be lietuviškų raidžių ir ten pasiskaityti daugiau apie projektą, sužinoti apie galimus būdus prisidėti bei susipažinti su Išgyvent merču. Tai galima įsigyti marškinėlių ir džemperių su kalinčių žmonių kurtais dizainais. Ir kiekvienas iš tų dizainų turi savo istoriją ir vėlgi apie ją galima pasiskaityti tinklapyje išgyvent.lt. noriu šitą sistemą sulaužyti, reikia keisti, tai tiesiog nuėjęs į valgyklą sumaišiau visus padėklos į krūvą ir tiesiog 2 paras nuteistieji nevalgė, todėl aš buvau apiformintas kaip kažkoks tai, nežinau, įžūlus ar agresyvus nuteistasis ir išvežtas į kitus pataisos namus, kuriuose vėl tai reikėjo toleruoti subkultūrą, nes ten jau buvo daugiau žmonių nei trečiose Pravieniškėse, ten jau turėjai taikytis. Kartais turi taikytis prie aplinkybių, jeigu nori išgyventi. Kartais gali bandyti kažką pakeisti, kai yra galimybė. Tai būdavo proga, tai ir darydavau. Kas tave motyvuoja kovoti? Nes ar tai nesijaučia kaip beprasmiškas tikslas šitoje sistemoje, ypač joje prabuvus ilgiau? Aš tai suvokiu ir žinau, kad čia yra beprasmis tikslas, kad prieš šitą vėjo malūną neįmanoma laimėti ar kovoti, ką kalbėti apie mus nuteistuosius, kurie esam nurašomi. Jeigu aš noriu išeiti iš įkalinimo įstaigos kaip normalus, doras pilietis, tai su manim turi mane skatinti ir turi mokyti mane elgtis dorai, o ne rodyti pavyzdį arba rašyti atsakymus. Aš jeigu, pavyzdžiui, rašau skundą, kad aš negavau 12 ir 14 dieną veganiško maitinimo per pusryčius, man atnešė, iš vis buvo maisto davinio ir man iš valgyklos vedėja atrašo, kad maistas yra gaminamas pagal visas higienos normas, bet nieko nerašo, kad aš negavau maisto. Nu tai apie ką mes kalbam, jeigu aš rašau skundą, kodėl kamerui yra sugadintos lempos, jie atrašo, kad kameros langai buvo sutvarkyti. Tai apie ką mes galim kalbėti, kad čia gali rašyti, ką nori ir čia yra sudėtinga, bet kažkas turi tai daryti. Kur tu pats randi motyvacijos? Kur randu motyvacijos, kadangi pats vaikystėje elgiausi gal negerai, blogai, ir šiuo metu esu suprantu, kad elgiausi negerai, dėl to esu čia, buvau prieštaringa asmenybė gal, hiperaktyvus vaikas, pridaręs daug visokių šunybių gal, iš savo požiūrių ir savo tuo metu
pusės aš galvojau, elgiuosi teisingai, bet čia pabuvęs supratau, kad elgiausi gal blogai, dėl to nenorėčiau toleruoti tokių veiksmų ir tas viduje mane užveda, kad aš negaliu toleruoti tokių dalykų. Aš nemėgstu smurto, man nepatinka neteisybė. Aš noriu elgtis dorai. Aš skaitau knygas, mokinuosi, tobulėju įkalinimo įstaigai. Ir kaip tu suvoki ir supranti, kad tai yra nesąmonė, kad net pareigūnai atėję tau pritarė ir taip sako, nu, tai tas ir skatina mane griebtis to šiaudo. Kažkas turi pradėti, aš galvoju. Kodėl ne aš? O dėl toleravimo įkalinimo įstaigose kultūrų ir narkotikų platinimo, tai čia yra akivaizdu, tai ir pabrėžia visokie tai Pravieniškių mafijos knygos ir visokie kiti dalykai. Tai čia nėra nuostabu, aš galvoju, kad tokie dalykai yra vykdomi ir daromi. Tai, nes čia yra bendruomenė. Čia yra miestas mieste, aš galvoju, su savo įsitikinimais ir savo įstatymais, kurių žmonės turi laikytis. Ir jeigu nesilaiko, jie yra smerkiami. Aš noriu būti smerkiamas, bet elgtis teisingai ir man tai yra gerai, mane užveda. Pagal jų įsitikinimus aš noriu būti smerkiamas, jie taip sako. Kodėl tu sako, rašai ir darai tas nesąmonės, kas tau yra negerai su galva, ką tu nori sėdėti visą gyvenimą. Tai reiks aš sėdėsiu visą gyvenimą, bet Čia pareigūnai. elgsiu teisingai, tai aišku. Ir pareigūnai, ir nuteistieji kartais sako. Mano iniciatyva yra daug pradėta iki teisminių tyrimų. Dėl visko. Ką manai, ką prarastum iš gyvenimo, jeigu nustotum tikėti, kad pokytis, kad iš viso kažką galima pakeisti ir įmanoma pakeisti? Žmogiškumo galvoju. Ką prarasčiau? Man atrodo, kad iš žmogiškumo ir prarasčiau. Ką žinau, ką prarastum. Tai jeigu suprastum, kad tu negali rodyti pavyzdžių ir negali keisti žmonės, sistema negali pasikeisti, nu, tai suprastum, kad visą laiką, kas papuola į kalinimo įstaigą, bus smerkiami. Nu, kaip sakyti, smerkiami, nu, tai kaip tu randėsi tarp nuteistų ir matai, kaip normalius žmonės prievartauja, juos žudo, laužo, jiem liepia daryti kažkokius tai, nu, tokie baisus dalykai čia įkalinimo įstaigose yra daromi, kad laisvėje esantiems žmonėms kartais nesuprasti iš tikrųjų. Galvotų, kad žmonės fantazuoja ar dar kažką daro, bet tai yra vieša paslaptis ir tai kalba daugelis nuteistųjų iš tikrųjų. Kaip su jais elgėsi pareigūnai, kaip su jais elgėsi kiti nuteistieji ir kaip tai toleruoja viską. Tai kuo daugiau tokių žmonių bus, manau, tuo greičiau pasikeis visa šita sistema. O kodėl tau asmeniškai yra svarbu išlaikyti žmogiškumą, kai ar taip, tačiau jau gyveni daug metų? Taip. Čia norma nebūtinai yra išlaikyti tą savo žmogiškumą. Taip. Kodėl tau yra svarbu išlikti žmogumi? Nežinau, noriu gal, kad mano artimieji didžiuotųsi manimi, ką žinau, noriu gal, kad mama suprastų, aš jai visą laiką aiškinu, kodėl jinai liūdė, kad aš įkalinimo įstaigai, aš jai aiškinu, kad tu turėtum mama džiaugtis. Man čia nėra tai blogai, tu turi suprasti, kad aš esu sveikas, svarbiausia, kad aš esu sveikas ir normalus žmogus. Tu turi nuostabius 3 vaikus, turi sesę, brolį ir mane. Mes visi esame sveiki, o apsidarytų aplinkui yra mano pažįstamų draugų, kurie šiuo metu yra jau nuklydę, palaidoti arba išklydę dar kažkur. Tai dėl to aš iš pagarbos artimiesiems gal tai darau, nes mačiau daug neteisybės pats vaikystėje. Todėl iš pagarbos mamai gal taip elgiuosi. Nors pats nežinau, ką reiškia ta pagarba, gal praradau jau tą pagarbą pats. Iš meilės gal pasakyčiau, bet nežinau, ar esu patyręs tą meilę gyvenime kažkaip. Neįsivaizduoju, taip, tiesiog man tai primtina gal. Gal man transliuoja per Wi-Fi kažkas, nežinau. Tiesiog. Ką žinau, gal tai yra įgimta, gal tai yra iš giminių, nes pas mane giminės labai tikintys būdavo, vaikydavosi kažkokiu tai tradicijų. Nežinau, gal dėl to, kad mačiau daug smurto ir to nenorėčiau matyti, gal suprantu, kad žmonės kiti irgi nenorėtų, nes smurtas skatina tik tai smurtą. Galvoju, čia
kas klausys, tai girdės labai visi šitie daužymai ir ten rėkimai už durų. Tai čia iliustruoja tą buvimą kalėjime ir ypač kamerinio režimo korpuse, kur čia tiesiog žmonės pastoviai šiaip daužo į kameros duris, nes kitaip ten neįmanoma prisikviesti. Prisikviesti pareigūnų, tai dėl pareigūnų trūkumo, jei nebūtų pareigūnų trūkumo, aš manau, nebūtų tokios represijos ir agresijos tarp nuteistųjų. Tai aš sakau, kaip dirbo du pareigūnai ant tiek nuteistųjų kiekvienam aukšte, tai yra ne tik, kad nežmoniška, yra nesuprantamas dalykas. Ar yra kažkas, ką labai norėtum pakeisti, bet nežinai kaip? Gal ir yra, ką žinau, ką norėčiau pakeisti pareigūnų įsitikinimus, kad nuteistieji nėra žmonės. Senų pareigūnų, jauni pareigūnai, kurie atėjo į darbą, jie ateina su idėja, su noru pakeisti, bet kaip tu ateini vienas tarp 100, tu 100 nepakeisi, tave patį keičia. Tokie žmonės taikosi ir laukia momento, aš galvoju, ateis tas momentas, kada įvyks perversmas kažkada tais vis tiek pasikeis. Tai o pakeisti norėčiau ir ko negaliu, tai norėčiau, kad daugiau žmonės turėtų kažkokiu tai socialinių ryšių palaikymų, galėtų artimiau bendrauti su artimaisiais, ar augyti kažkokius tai gyvūnus įkalinimo įstaigui, kad neprarastų prieraišos prie meilės, kaip suprasti suvokimą, kad turėtų įsipareigojimą kažkokį, nes visos įkalinimo įstaigose laikiau kažkokį tai katiną ar dar kažką, tai tas suteikia ne tik džiaugsmo ar malonumo, tas suteikia tau kažkokį tai įsipareigojimą, nes tu turi jį pamaitinti, turi prižiūrėti, išmaudyti, turi išnešti į tualetą dar kažką. Tai tokie dalykai, kurie tavyje kažkas tai sužadina nepaprasto, kas tave keičia, aš galvoju, ir daro geresnį. Ir leidžia ne į save koncentruotis, o koncentruotis į kažką kito ir pasirūpinti kito žmogus gerovę, kas yra labai svarbus įgūdis ir kalėjimas nepadeda jo ugdyti. Taip. Yra daug žmonių pasėdės su manim pabuvę, pakeičia savo požiūrį, tiesiog yra, kurie rašo artimiesiems laiškus, jų atsiprašo, supranta, kad jie darė klaidas, o ne jų artimieji, pradeda kaltinti nebe aplinkybės ir aplinkinius žmonės, o patys save. Tas mane ir užveda tiesiog elgtis taip. Ir skatina tiesiog, nes aš turiu daug žmonių ir pažįstamų, kurie pakeitė savo požiūrį, susitaikė su artimaisiais, pradėjo elgtis kitaip. Ir manau, išėję į laisvę bus dori ir geri piliečiai. Todėl didžiuojasi ir džiaugiuosi kartais dėl tokio dalyko, tai labai malonu kartais. Tai tave patį motyvuoja, kai matai, kad tavo pačio pokytis tada keičia ir kitus žmonės aplink tave. Taip. Gerai. Tai gerai, tai ačiū už pokalbį. Yra dar kokių nors finalinių minčių, gal kuriam norėtum pasidalinti? Nežinau, kokios finalinės mintis, ką žinau. Žmonės, gyvenkite taikiai. Mylėkite ir būsite mylimi, ką žinau. Nenaudokit pykčio, agresijos ir tramdykit savo vidinį aš. Netramdykit, gerai, išlaisvinkit savo kūrybiškumą. Elkitės dorai ir teisingai. Labai gražus. Bet jie nežino, kaip elgtis dorai ir teisingai, nes nieks neparodo mums pavyzdžio, tai va tas ir yra. Tai svarbu atrasti savo tos pavyzdžius, kurie parodys, Taip. ką tai reiškia.